Balandžio horoskopas. Balandis ugningas, aktyvus, impulsyvus mėnuo, primenantis įsidegančio laužo liepsną. Jo dienos Saulei keliaujant Avino ženklu pasižymės stipria energija, kovingumu bei ryžtingais sprendimais. Mėnuo prasidės šventiška antrąja Velykų diena. Mėnuliui judant ožiaragio ženklu suteiksiančią progą prisiminti gražias tradicijas, stiprinti draugystės ir meilės ryšius, išgryninti dvasines vertybės. Balandžio 4 Merkurijui Avino ženkle jau judant retrogradine kryptimi, ši ir vėlesnės dienos metas grįžti prie anksčiau kilusių idėjų, pabaiginėti pradėtuosius projektus. Nuo balandžio 5 Venerai perėjus į Avino ženklą, būkite didesni tvarkydami savo finansus. Balandžio 8 29 Mėnulio ciklo diena pasižymės sudėtingesniais astrologiniais ritmais. Vakare 18:42 prasidės pilnas Saulės užtemimas, kuris baigsis pačioje šios dienos pabaigoje 23:52. Keisis Mėnulio fazė, prasidės jaunatis. Tad būtina šią dieną didesnis atidumas kelyje ir buityje. Vėlesnės pirmos dekados pabaigos ir antros dekados pradžios dienos, ypač balandžio 13 Saulei viešint karališkajame laipsnyje, palankus metas naujai jūsų pradžiai. Antros dekados pabaigoje, balandžio 18, Uranui susijungus su Jupiteriu tame pačiame Jaučio ženklo laipsnyje, o balandžio 20 Saulė jau keliaujant Jaučio ženklu, tinkamas laikas pokyčiams darbuose. Vėlesnės balandžio dienos palankios buities tvarkymo, remonto, statybų darbams. Sėkmės jums balandį! Gimusiems po Avino ženklo. Balandis jums žvaigždžių palankumo mėnuo. Jo dienomis jūsų ženklu keliaujant Saulei, Merkurijui, kylančiam mazgui ir Chironui, būkite greiti, ryžtingi, darbų ir sumanymų neatidėliokite, idėjas realizuokite išsyk. Balandžio mėnuo prasidės antrąja Velykų diena palankia tradicijų puoselėjimui. Balandžio 4 Saulei su kylančiu mazgu susijungus jūsų ženkle, o Merkurijui jūsų ženkle jau judant retrogradine kryptimi, dažniau norėsis grįžti prie anksčiau kilusių minčių bei sumanymų, o taip pat pabaiginėti anksčiau pradėtuosius darbus bei projektus. Balandžio 7 Mėnuliui su Venera susijungus jūsų ženkle gali kilti netikėtų finansinių sumanymų, įsitikinkite jų realumu. Balandžio 8 Saulės užtemimo dieną būkite džentelmeniški kelyje, naujų projektų geriau dar nepradėkite, pasaugokite ir gražius tarpusavio ryšius. Balandžio 13 Saulei viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje ir esant palankiems Mėnulio jaunaties ritmams, metas ir geriems asmeniniams jūsų pokyčiams. Laikas palankus ir planuojantiems persikraustyti į naują gyvenamą vietą. Laikotarpis iki pat balandžio 19 Saulei, Merkurijui ir Venerai keliaujant jūsų ženklu jums ypatingas, šaunus idėjų pateikimui ir pristatymui, palankus darbo naujoje vietoje pradžiai, draugystės ir meilės kūrimui, jausmų auginimui, tiktų ir kai kam planuojantiems šeimos kūrimą.
Vėlesnėmis 3 dekados dienomis labiau koncentruokitės į darbinę veiklą. Šis laikas ieškantiems papildomų darbų galimybių. O balandžio 30 Marsui atkeliavus į jūsų ženklą tiktų ne tik statybų remonto darbams, bet ir siekiantiems pergalių sporte. Žvaigždžių palankumo jums balandį. Gimusiems po Jaučio ženklu. Įdomus mėnuo, kai jūsų ženkle viešint Jupiteriui svarbiems gyvenimo apsisprendimams bei pasirinkimams tereikia išlaukti tinkamos tam valandos. Mėnuo prasidės antrąja Velykų diena, suteiksiančia progą šeimos susibūrimui. Balandžio 5 Venerai perėjus į Avino ženklą, ypač svarbu būtų suvaldyti finansinius srautus. Balandžio 6 Uranui susijungus su Selena jūsų ženkle, kai kam galimi netikėti pokyčiai darbuose, kam atsivers naujų galimybių langas, o kas pokyčių pasekoje nuspręs paieškoti naujos, geriau apmokamos veiklos. Balandžio 8 Saulės užtemimo įtakoje ir keičiantis Mėnulio fazei sudėtingesnių astrologinių ritmų. Diena nėra palanki remonto statybų darbams, labiau tiktų atsisakymui to, kas jums nebereikalinga. Svarbiems asmeniniams sprendimams bei pasirinkimams jums tiktų balandžio 13 Saulei viešint karališkajame laipsnyje. Balandžio 18 Uranui susijungus su Jupiteriu tame pačiame jūsų ženklo laipsnyje, planuojantiems karjeros pokyčius. Jums ypač palankus laikas po balandžio 20 jūsų ženklų jau keliaujant Saulei. Jis suteikti galės naujų galimybių bei aiškumo, kuria kryptimi judėti toliau. Šis metas puikus naujai jūsų pradžiai, karjeros pokyčiams, o nuo balandžio 29-osios į jūsų ženklą atkeliavus Venerai, jis tiktų ir naujų bei papildomų finansinių šaltinių paieškoms, puikus draugystei ir meiliai, tiktų planuojantiems šeimos pagausėjimą. Mėnesio pabaigoje, balandžio 30 Marsui įžengus į Avino ženklą, tinkamas metas ieškantiems naujų galimybių. Sėkmingų pokyčių jums balandį. Gimusiems po Dvynių ženklų. Balandis jums kūrybingas mėnuo. Jo dienos suteiks progų norintiems patobulėti profesinėje ir asmeninėje srityje, atskleisti gabumus. Mėnuo prasidės šventiška balandžio 1, palankia gražių papročių puoselėjimui, džiugiam bendravimui. Balandžio 4 Saulei susijungus su kylančiu mazgu, o Merkurijui Avino ženkle judant jau retrogradine kryptimi, peržiūrėkite atidėtuosius darbus. Galbūt pats metas prie jų sugrįžti ir sėkmingai juos užbaigti. Balandžio 5 Venerai perėjus į Avino ženklą, tinkamas laikas jūsų energingiems veiksmams, puikus mėgstantiems sportą ir aktyvią fizinę veiklą. Balandžio 8 Saulės užtemimo diena, keičiantis Mėnulio fazei, pasižymės permainingais astrologiniais ritmais. Tai tinkamas metas atsisakyti nerimo minčių, skaudesnės praeities. Naujai pradžiai kartu su Mėnulio jaunaties ritmais jums palankus laikas 1 dekados pabaiga ir 2 pradžia. Ypač reiktų išskirti balandžio 13 Saulei viešint karališkajame laipsnyje. Laikotarpis iki pat balandžio 20 Saulei, Merkurijui ir Venerai keliaujant Avino ženklu pasižymės stipria energija, dideliu aktyvumu. Saulei perėjus į Jaučio ženklą nuo balandžio 20 darbų gausos laikotarpis.
Balandžio 22 Mėnulio pilnatis Svarstyklių ženkle gali stiprinti abejones, būtinybę rinktis, kam veiklas, o kam ir tolesnę kelio kryptį. Nuo balandžio 26 Merkurijui vėl judant direkcinė kryptimi, darbai pajudėti galės greitesniu tempu. Tam palankus bus ir nuo balandžio 29 į Jaučio ženklą atkeliavusios Veneros ritmai. Balandžio 30 Marsui perėjus į Avino ženklą, metas norintiems imtis ženklių gyvenimo permainų. Kūrybingo jums balandžio. Gimusiems po Vėžio ženklo. Mėnuo suteiksintis progą į gyvenimą pažvelgti naujų žvilgsnių, dažniau pasijaučiant savo gyvenimo kūrėju. Prasidėjęs gražia šventiška antrąja Velykų diena, balandis jau pirmosiomis dienomis suteiks progų džiugiam bendravimui, artimųjų susitikimams. Merkurijui Avino ženkle, judant jau retrogradine kryptimi, dažniau norėsi sugrįžti prie to, ką kažkada buvote pradėję ir atidėję. Kam tai bus įdomi veiklos idėja, o kam gražios namų pertvarkos mintys. Venerai judant Avino ženklu, laikas palankus sportui, fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimui. Balandžio 8 Saulės užtemimo ir 29 Mėnulio ciklo diena pasižymės sudėtingesniais, jautresniais astrologiniais ritmais, galinti priminti amerikietiškus kalnelius. Keičiantis Mėnulio fazei, ši diena permaininga, tad svarbu būtų išlaikyti vidinį balansą, nenukrypti nuo pasirinkto tikslo. Prasidėjusios Mėnulio jaunaties ritmai suteiks impulsą naujai įdomiai jūsų pradžiai, jie palankus draugystei ir meiliai. Geroms asmeninėms permainoms palanki balandžio 13, Saulei viešint karališkajame laipsnyje. Vėlesnės dienos kai kada gali ir nustebinti netikėtomis naujienomis darbuose. Saulei perėjus į Jaučio ženklą nuo balandžio 20 dienos namų jų aplinkos pertvarkai, šaunios mėgstantiems pasidarbuoti sode. Mėnulio pilnaties ritmai balandžio 22 tiktų kūrybai, gabumų ir talentų atskleidimui. Merkurijui nuo 26 dienos vėl judant direkcinė kryptimi, o 29 ir Venerai perėjus į Jaučio ženklą, mėnesio pabaiga tinkama dalykiniams susitikimams, materialaus pagrindo kūrimui. Daug gyvenimo džiaugsmo jums balandį. Gimusiems po Liūto ženklu. Balandis jums dosnus naujais sumanymais, giliais jausmais bei stipriais patyrimais mėnuo. Jau šventiška mėnesio pradžia suteiks smagių akimirkų šeimos rate. Balandžio 5 Venerai įžengus į Avino ženklą stiprės noras ryžtingų veiksmų ir greitų rezultatų, galimos netikėtos pažintys. Merkurijui judant retrogradine kryptimi, dažniau prisiminsite anksčiau kilusias mintis bei idėjas, prie kai kurių jų norėsis grįžti ir imtis jas įgyvendinti. Balandžio 8 Saulės užtemimo dieną svarbių finansinių klausimų geriau nespręsti. Prasidėjusi Mėnulio jaunatis palankiai ieškantiems įdomesnės saviraiškos, norintiems pradėti kažką visai naujo. Balandžio 13 Saulei viešint karališkajame laipsnyje jums ypatingas laikas draugystei ir meiliai. Laikotarpis iki pat balandžio 20 Saulei, Merkurijui ir Venerai keliaujant Avino ženklu pasižymės stipria energija ir veržlumu. Jis palankus siekiantiems pergalių sporte, mėgstantiems aktyvią fizinę veiklą. Saulei perėjus į Jaučio ženklą,
Nuo balandžio 20 metas ieškantiems naujų darbų pasiūlymų. Nuo balandžio 29 Venerai atkeliavus į Jaučio, o nuo 30 Marsui į Avino ženklą palankus laikas nekilnojamo turto operacijoms, naujoje vietoje įsikūrimui, o kai kam transporto priemonės įsigijimui. Puikių pasiekimų jums balandį. Gimusiems po mergelės ženklu. Balandis jums energingas, intensyvių veiklų mėnuo ir jų jums šio mėnesio dienomis tikrai netruks. Kai kada svarbu bus atsirinkti, kas išties svarbiausia, kam suteikti prioritetus. Ir tai aktualu po gražios šventiškos mėnesio pradžios jau pirmosiomis balandžio dienomis. Merkurijui judant retrogradine kryptimi dažniau gali tekti grįžti prie to, ką kažkada buvote pradėję. Ar tai būtų atidėtas projektas, ar įdomi verslo idėja. Balandžio 5 Venerai įžengus į Avino ženklą, kai kurie darbuose ryšys ryžtingiems pokyčiams. Balandžio 8 esant sudėtingesniems mėnulio ritmams ir saulės užtemimo dieną, svarbių susitikimų geriau neplanuoti. Būkite atidesni kelyje ir buityje. Prasidėjus mėnulio jaunačiai ir esant palankiems saulės Avino ženkle ritmams, vėlesnėmis dienomis kai kurie ryšys ir patys susikurti savo veiklą. Balandžio 18 Uranui susijungus su Jupiteriu Jaučio ženkle ir balandžio 19 Saulei įžengus į Jaučio ženklą, palankus laikas ieškantiems pagrindinių bei papildomų darbų. Nuo balandžio 29 į Jaučio ženklą atkeliavus ir Venerai, spręskite susikaupusius finansinius klausimus. Dienos šaunios draugystei ir meilei. Puikių pasiekimų jums balandį. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Balandis jums mėnuo, kai gyvenimas gali stebinti. Jo dienomis jūsų ženkle tebeviešint nusileidusiam mazgui, o saulė keliaujant jums opoziciniu Avino ženklu. Svarbu viską daryti, kad ir lėtesniu tempu apmąsčius kiekvieną savo sekantį žingsnį. Tai aktualu po gražios šventiškos balandžio pradžios jau sekančiamis mėnesio dienomis. Merkurijui judant retrogradine kryptimi dažniau gali išryškėti anksčiau buvę netikslumai ar klaidos. Venerai perėjus jums opozicinį Avino ženklą, didesnį dėmesį skirkite savo finansų tvarkymui. Balandžio 8 pilno saulės užtemimo diena pasižymės sudėtingesniais astrologiniais ritmais. Būtinas didesnis atsargumas kelyje. Prasidėjusi mėnulio jaunatis skatins ir į savo gyvenimą pažvelgti naujų žvilgsnių. Antros dekados dienomis, esant artimai Urano ir Jupiterio pozicijai, galimi netikėtumai darbuose. Kai kas po jų ryšis naujo darbo paieškoms, o kažkam netikėtai gali atsiverti ir naujos galimybės. Šiems, o ir asmeniniams pokyčiams palankus metas saulė iškeliavus iš jums opozicinio Avino į Jaučio ženklą, trečioji šio mėnesio dekada. Tai jums energingas, palankus darbo klausimams spręsti laikas, o finansiniams reikalams tvarkyti nuo 29 ir Venerai įžengus į Jaučio ženklą. Šiuo metu palanku ieškoti ne tik geriau apmokamo darbo pasiūlymų, bet laikas tinkamas ir namų pertvarkos remonto darbams. Turiningo jums balandžio. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Balandis jums ženklių permainų mėnuo. Jo dienose norėsis atrasti tai, kas yra stabilu ir pastovu, kaip banguojančiame vandenyne ramybės salelė.
Kai kada tą ramybę reikės susikurti ir patiems, mėgstama veikla, buvimu gamtoje, šviesiomis mintimis. Prasidėjus antrąja Velykų diena, balandžio pradžia stiprins gražias tradicijas. Merkurijui judant retrogradine kryptimi, norėsis dažniau pažvelgti ir į nueitą kelią, prisiminti ne tik pasiekimus, bet ir praeities pamokų dėka sukauptą išmintį. Balandžio 5 Venerai atkeliavus į Avino ženklą, būkite dėmesingi tvarkydami finansinius reikalus. Ypač sudėtingesniais Mėnulio astrologiniais ritmais pasižymės balandžio 8 Saulės užtemimo diena. Ši diena nėra palanki nekilnojamo turto operacijoms, būtinas didesnis atsargumas kelyje. O bendraujant esant sudėtingesniems Mėnulio ritmams, svarbu būtų išlaikyti vidinę ramybę, nepradedant jokių negatyvių ciklų. Prasidėjus Mėnulio jaunačiai, pirmos dekados pabaiga tiktų naujų idėjų generavimui, o gyvenamos vietos pokyčiams palanki balandžio 13 Saulei viešint karališkajame laipsnyje. Svarbiausius darbus planuokite iki balandžio 19 dienos. Balandžio 19 vakare Saulė įžengus į jums opozicinį Jaučio ženklą, nebeapsikraukite per dideliu darbų krūviu, jį tinkamai paskirstykite. Dažniau darbus derinkite su aktyviu poilsiu. Balandžio 29 į jums opozicinį ženklą atkeliavus Venerai, nesijimkite rizikingų, abejotinų finansinių sprendimų. O mėnesio pabaigoje, balandžio 30 Marsui įžengus į Avino ženklą, sportuodami lengviau pasieksite gerų rezultatų. Giedros nuotaikos jums balandį. Gimusiems po Šaulio ženklu. Mėnuo, kai širdis trokš gyvenime gerų permainų, o kai kada ir kelionių. Šio mėnesio dienomis Saulė ir Merkurijui judant Avino ženklu būsite linkę drąsiai išsakyti savo mintis. Norėsis apginti savo tiesą. Mėnuo prasidės antrąja Velykų diena, suteiksiančią progą prisiminti gražius papročius bei tradicijas. Nuo balandžio 5 Venerai keliaujant Avino ženklu dažniau kils spontaniškų sumanymų. Pravers jūsų išmintingi sprendimai. Juolab, kad Merkurijui judant retrogradine kryptimi, neprašal žvilgterėti per savo petį atgal, įvertinant ir buvusius pasirinkimus. Balandžio 8 Saulės užtemimo dieną ir keičiantis Mėnulio fazei, naujų projektų geriau nepradėti. Būtinas didesnis atsargumas kelyje. Prasidėjusi Mėnulio jaunatis gali apdovanoti naujai kilusiomis idėjomis. O balandžio 13 Saulės viešinčios karališkajame laipsnyje astrologiniai ritmai palankus draugystės ir meilės ryšių kūrimui bei stiprinimui. Balandžio 20 Saulei, o 29 Venerai įžengus į Jaučio ženklą, nebūtinai norai sutaps su galimybėmis, o ir darbų tempas gali kiek palėtėti. Tad mėnesio pabaiga tinkamas laikas išvykoms, kelionėms, jūsų atostogoms, juolab, kad ir Marsas atkeliaus į Avino ženklą. O likusiems namuose tai tinkamas metas namų interjero pertvarkai, palankus nutarusiems daugiau laiko skirti sportui, aktyviam gyvenimo būdui. Daug širdžių šilumos jums balandį. Gimusiems po Ožiaragio ženklu. Balandis jums intensyvus, darbų gausa pasižymintis mėnuo. Jo dienomis, pajutę pavasarinės energijos antplūdį, pirmiausia imkitės tų darbų, kurių rezultatus galėsite pamatyti išsyk. Šventiška mėnesio pradžia Mėnuliui judant jūsų ženklu suteiks progų ne tik prisiminti gražias tradicijas,
bet ir išsigryninti dvasinės vertybės. Balandžio 5 Venerai perėjus į Avino ženklą, nesirinkite rizikingų finansinių operacijų. Merkurijui judant retrogradine kryptimi gali paaiškėti, kad gera nauja yra primiršta sena. Balandžio 6 Selenai susijungus su Uranu Jaučio ženkle galimos permainos veikloje. O balandžio 8 Saulės užtemimo dieną ir keičiantis Mėnulio fazei svarbių susitikimų neskirkite. Remonto statybų darbų nepradėkite. Tam palankesnis metas Mėnulio jaunaties įtakoje bus vėlesnės pirmos dekados dienos. Balandžio 18 Jupiteriui susijungus su Uranu Jaučio ženkle tinkamas metas dalykiniams susitikimams, darbo pokalbiams. Saulei perėjus į Jaučio ženklą nuo balandžio 20 laikas ieškantiems naujų bei papildomų darbų. Palankus planuojantiems kurti verslą, norintiems pereiti į naują darbą. Nuo balandžio 26 Merkurijui vėl judant direkcinė kryptimi tinkamas metas siekintiems pergalių moksle, o 29 dieną Venerai atkeliavus į Jaučio ženklą palankus spręsti finansinius klausimus, imtis remonto, statybų, buities gerinimo darbų. Turiningo jums balandžio. Gimusiems po Vandenio ženklu. Balandis jums naujų susitikimų mėnuo. Jo permainingos dienos šaunios dalykiniams ir asmeniniams pažintims. Tačiau jūsų ženkle viešint Plutonui toli į priekį planuoti nevertėtų. Kaip tik laikas nuo laiko gali tekti pakoreguoti savo planus. Šventiška mėnesio pradžia suteiks progų ir toliau gyvenančių artimųjų susitikimams. Pirmos savaitės dienomis Mėnuliui judant jūsų ženklus stiprės jausmai, o kai kada kelionių nuotaikos. Merkurijui judant retrogradine kryptimi dažniau norėsis grįžti prie anksčiau kilusių minčių bei idėjų. O balandžio 5 Venerai įžengus į Avino ženklą galite sulaukti netikėtų rizikingų finansinių pasiūlymų. Jums padės išmintingas požiūris, gilesnė pasiūlymų analizė. Balandžio 8 Saulės užtemimo diena, keičiantis Mėnulio fazei, pasižymės permainingais, sudėtingesniais astrologiniais ritmais. Tai laikas norintiems įveikti nerimo mintis, atsisakyti to, kas trukdo judėti į priekį. Antros dekados dienomis, esant artimai Urano ir Jupiterio pozicijai, ieškantys darbų, būkite atviri netikėtiems pasiūlymams, galbūt tarp jų bus tai, kas jums tiktų. Saulei pradėjus kelionę Jaučio ženklu, trečiąją dekadą pagrindinį dėmesį skirkite savo darbinėms mėgstamoms veikloms. Merkurijui judant jau direkcinė kryptimi nuo balandžio 26 tinkamas metas dalykiniams susitikimams, kolektyviniai veiklai. Balandžio 29 Venerai perėjus į Jaučio ženklą stiprinkite materialų pagrindą, o taip pat gražius tarpusavio ryšius. Daug laimės akimirkų jums balandį. Gimusiems po Žuvų ženklu. Balandis aktyvus, energingas mėnuo. Jo dienomis Marsui keliaujant jūsų ženklu, imkitės pačių esminių, svarbiausių remonto statybų, buities tvarkymo darbų. Balandžio pradžia, prasidėjusi šventiška Velykų antrąja diena, puikiai gražių tarpusavio ryšių stiprinimui. Jau pirmosiomis balandžio dienomis jūsų ženkle esant artimai Neptūno ir Veneros pozicijai, stiprės ir jūsų psichologiniai talentai. Norėsis padėti savo artimui labiau pasirūpinti vyresnio amžiaus artimaisiais.
Balandžio 5 Venerai iškeliavus iš jūsų į avino ženklą, stiprės noras greitesnių rezultatų, laikas palankus ir nutarusiems pradėti sportuoti. Marsui ir Saturnui judant jūsų ženklu, o balandžio 6 Uranui susijungus su Selena Jaučio ženkle, tinkamas laikas permąstyti savo veiklos perspektyvą. Balandžio 8 Saulės užtemimo diena pasižymės ir sudėtingesniais Mėnulio astrologiniais ritmais. Šią dieną svarbu būtų įveikti abejones, nerimo mintis, vengti konfliktų, nesutarimų, nedramatizuoti situacijų. Prasidėjusi Mėnulio jaunatis suteiks ženklų postūmį naujai jūsų pradžiai. Tokiems veiksmams ypač palanki jums esant artimai Marso ir Saturno pozicijai jūsų ženkle jau antros balandžio dekados pradžia. Tad skirkite visas jėgas savo svarbiausiems darbams ir tikslams. Balandžio 18 Uranui susijungus su Jupiteriu Jaučio ženkle tinkamas laikas suplanuotiems darbo pokyčiams. O Saulė atkeliavus į Jaučio ženklą, trečią dekadą norėsi stiprinti materialų pagrindą, gražinti namus, jų aplinką, o kai kam ir pasidarbuoti sode. Tam palankiai jums šio mėnesio pabaiga. Balandžio 30 Marsas iškeliaus iš jūsų į avino ženklą, ragindamas daugiau laiko skirti ir atokvėpiui. Daug gyvenimo džiaugsmo jums balandį.